vaikšto su metalo detektorium. Kaip bangelės. Eik. Yra į ką pažiūrėti šiandien čia. Labas rytas. Oi. Lyja naktį vėl. O aš sakiau, lietaus nebus šioj kelionėje. O dieve. Nakčiai buvau išjungus šilumą, dabar vėl įjungiau. Tai jau beveik sausas. Labai gerai. Einu tvarkytis. Tokius atradau pusryčiam. Labai čia sunkiai su maistu. Esu pačiame centre. Šitam miestelį vakar vyko labai daug veiksmo vakare. Dabar važiuosim link Rabato šiandien ir pakrantę, nors dabar lyja, link Kasablankos. Ir nuo Kasablankos jau suksimės link Marakešo. Šitas miestelis taip pat kaip ir lankytinas, bet aš jau į jį nevažiuosiu. Jau suksiuos anksčiau link Marakešo. Ir Marakešą, manau, vėl pasiimsim nakvynę, kad pasikraut viską. Pasižiūrėsim, kiek čia laiko užtruksim. Tai šiandien turėčiau atsidurti prieš Kasablanką arba už. Pradėjau nuo šičia, važiavau taip ir taip. Tai čia daug kalnų, didelis sukėlimas, o čia jau prasidėjo realiai lygumos pakrantė. Tai gerai, gal tikriausiai dabar bus šiek tiek lengviau šiandien minti, vis tiek lyja ir startuosiu tik 12. Maždaug atrodo. Visi namai, stogai, viskas ganėtinai suspausta. Kaimuose labiau lūšnynai, kaip maždaug ten. Ir tokių aukštų pastatų nėra, aišku. Šitą dabar miestą, realiai čia kurortas, tai čia vėl viskas visai kitaip, čia daug labai veiksmo. Ir nėra labai šilta. Kartais užtenka miego. Viskas. Susidėjau viską labai gražiai ir viduj ir ant dviračio. Kaip striukė šitas tašiukas ir galim eiti. Pavyko puikiai pasidaryti viską, ką reikia. Ui, važiuojam. Visi daiktai gražiai tilpo. Ta kuprinė praktiškai tuščia, bet aš čia dar vežios, nes vėliau, kai bus šilčiau, striukę ten dėsiu. Ir čionai realiai atsilaisvino daugiau vietos, tai praktiškai vandeniui ir visada užkandžiams. Viskas nuo ryto uždaryta. Vakare čia buvo labai daug žmonių, bet buvo atidarytas tik kavinės, bet maisto tai jokio. Radau parduotuvę atidarytą. Trumpam tik tai nuėjau į parduotuvę ir iškart prie darbuotojo sako, nepalik dviračio negalima, iškart pavogs. Įsivaizduojat, pasaugojo, kol apsiprekinau. Man tiek visi vietiniai tą patį sako. Tai reiškia, čia tikrai nesaugu. Vaisius taip pat veža, pavyzdžiui, daug ką taip veža. Miestai tai turi to modernumo. Negali sakyti. Nemažai yra modernių pastatų. Pavalgysiu, kol čia taip lyja. Palyjo ir vėl giedra. Ir vėl toj palės, ir vėl bus giedra. Pas vidury žiedą. O vaikai futbolą žaidžia.
moderniau. Net ir mašinos visos naujesnės. O apskritai tai labai daug mersų kaimuose. Mersas tarsi privilegija, bet tie mersai tai labai jau senas modelis. Tiesą sakant, kalbant apie kelius, tai nėra labai daug šiukšlių ant kelio kaip Balkanuose. Dabar irgi dvirtakis ganėtinai geras. Keliai neblogai. Krūmelis kaip nurėžtas. Sutvarkyta, gražu čia. Neleidžia į vidų su dviračiai, sako, reikia palikti čia. Paliekam sekundai. Merci manga, merci. Okay. Yeah. I have charge. Yeah. Ir kaip visada laiptai. Rabatas patiko, yra ką pamatyti. Dabar iki Casablancos. Gerumo bangelės. Eik sau. Wow. Eik, tu pasižiūrėkit. Sunku palikti šitą vietą. Nenoriu važiuoti. Aišku, į tos lašinynus aš jau nevažiuoju su šitą dviračiu. Jau ir taip nėra saugu taip tiesiog eiti tenai vienai su juo. O ten, pavyzdžiui, vartai į lašnyną. Valala langus mašinos. Jūs įsivaizduojat, kas dirba McDonald's, tai pasiėmiau maistą, nes niekas nedirba daugiau, nors norėčiau vietinio. Ir man sakė dabar, iš kur čia tualetai yra ir labai geras vyrukas prižiūri mano užsakymą. Ir sako, greičiau eik. Reikia į antrą aukštą dar kilti. Tai jis paims mano užsakymą ir pasaugos dviratį. Jūs įsivaizduojat ant kiek čia? Ir dar vienas dalykas, kad miestuose nerasi lengvai irgi tualeto, nes degalinėse nėra, kavinės visos uždarytas. Tai tualeto irgi kol kas yra sudėtingiau. Valgiau. Aš tokia pilna, žinokit. Tiek daug prisivalgiau, bet gerai, nes neaišku vėl, kada bus kažkas. Žavingasis rabatas. Vaizdelis kaip iš filmų.
Matot palmės ir lapus? Svėjas ir vėl krypties. Nerealiai. Žaidžiam žaidimą, paskaičiuojam kiek palmių. Gerai, na dabar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Važiuoju dabar palei pakrantę, tokiu keliu, viskas apšviesta, įsivaizduojat. Vėjelis šiek tiek dar pučia, bet nieko baisaus. Tai šitų kelių link Kasablankos. Labai smagus kelias ir dar lygos. Tai šiek tiek lengviau ir dabar tik 8 valandos vakaro, tai bent jau už rytą atsigriebsiu, nes labai vėlai pradėjau šiandien minti. Tai manau prieš Kasablanką sustosiu ir visą laiką tokiu apšviestu keliu važiuoju. 9:30. Čia pavyzdžiui, vienas iš kaip ir gyvenamųjų kvartalų rajonų, aš manau, tai dažniausiai kiek pravažiavau per visą pakrantę, jie būna su tokia visada tvara teritorija dėl saugumo tikėtina. 11:30 pravažiavau Mahomediją miestelį, tai chaosas, nepatiko, labai kibo žmonės. Sustojau trumpam McDonald'e kavos pasiimti, nes užėjo lietus ir norėjau pralaukti. Kaip tik pasitaikė pakeliui jisai. Tai gal geriau kavą visi apspito. Na jau kitą vietą visi paskai. Ieškau nakvynės, nes jų Kasablanka jau labai prie pat čiučiutą tokiesnę vietą nusukau. Čiučiut trumiau, nes ten ištisai žmonės su mašinos. Nėra jokios pauzės. Bet kol kas važiuojam prie pakrantės, pasižiūrėsim. Sudėtinga. Visiškai nieko. Nesėkmingai šiandien tikrai. Kartais kelionėse atsitinka taip. Šiandien jau čia aš nieko nebepadarysiu. Jau laikas bent jau nusmigti kažkiek. Nieko čia nėra. Tai gerai, kad nieko nėra. Nes visur yra filmą, visur viską. Labanaktis. Pabandysiu kažkiek nusnausti. Tarp kitko labai šviesu, matot, dangus visas. Kalnuose visiškai tamsu.